Labas rytas. Na kągi, šiandien, kaip ir minėjau, pasakosiu, kaip pas mus naujokui prisijungti prie savo elektroninės parduotuvės, pasižiūrėti naujienas ir visa kita. Taigi, pirmiausiai mūsų tas tinklapis yra lietuviškas, ar ne, lt.fmworld.com. Tada mes prisijungiame ir einame susivesti savo prisijungimo numerį, slaptažodį ir prisijungiame. Kiekvieną kartą būna kažkas naujo aktualijose. Vat, pavyzdžiui, paspaudžiam aktualijos, ar ne, ir pasižiūrim, ką čia mums rašo. Svarbu užsakymų realizavimas naujųjų metų pradžioje. Dienos akcija, svarbi informacija dėl provizijos ir komisinių kaupimo. Čia yra labai reikalinga žinoti, kad nepanaudota provizija, komisinius už praeitus metus, tai reiškia, jeigu pasiekėt 3%, 6%, 9%, 12% ir taip toliau, jūs pinigėlius gaunate ir juos turite panaudoti iki sausio 31 dienos. Čia tik tai vieną kartą metuose taip yra. Toliau vėl galėsite tuos uždirbtus pinigus laikyti ir nieko tokio, bet čia iki sausio 31 dienos svarbiausia išsigryninti, kad neliktų tų pinigėlių, nes jie prapuls. Taip, dabar einam pasižiūrėti, kur tie pinigėliai mūsų randasi. Jungiamės į e-parduotuvę ir pasirenkam šalį Lietuva, suvedam savo prisijungimo numerį, tada prisijungiam ir va čia viršui matote yra pinigėliai. Čia aš esu prisijungusi prie savo vyro sąskaitos, nes man tokių pinigėlių nerodo, kai aš prisijungiu, nes aš išrašau sąskaitą ir man perveda pinigus į banko sąskaitą. Aš esu pasidariusi tiesioginio pardavimo sutartį su FM ir man šitie pinigai nenusiskaičiuoja. Bet kaip mano vyras, jeigu daro užsakymą, tai galima ir nusiskaičiuoti tos pinigus. Dabar žiūrėkit, mes pasižiūrim, kam yra šiandien nuolaida, ar nedaleiskim. Ir įsidedam į krepšelį tą, kas mums yra dabar yra reikalinga. Tai šiandien matome, kad yra B12 30% nuolaida, vitaminas C bomba 30% nuolaida, Beauty Detoxas 30% nuolaida, vitaminas C kapsulės 30% nuolaida ir Inner Balansas. Tai dabar man labiausiai norisi kalbėti apie šitą Inner Balansą. Ir dabar žiūrėkit, aš jį įsidedu, jo kaina yra katalogė kokia 118 eurų 34 centai. Tai mes visą laiką ir kalbam su visais apie šitą kainą. Kokią kainą? 118. Nebent tas žmogus yra registruotas klubo narys. Tada jam kaina yra 90 eurų. O šiandien kaina jo yra, dabar įėjom į krepšelį ir matom, yra 63 eurai. Taip. Tai dabar einam tiesiai į pirkinių krepšelį. Ir dabar matom, kad yra dar atvežimas mums kainuos, ar ne? Nes yra tik tai 264 taškai. Nu, bet pabandom, einam toliau. Dabar čia pasirenkam adresą, toliau. Čia, matot, iš karto rodo, kad arba 6 eurai į namus pristatymas, arba 4 eurai per paštomatą. Tai vat mes nenorim mokėti, pavyzdžiui, už pristatymą, ne? Tai mes einam atgal į pagrindinį puslapį. Ir dar kažką tai įsidedam, pavyzdžiui. Galbūt norim naujieną išbandyti. Čia yra naujiena. Guminukai energijos suteikiantis, stiprybės akims su propolio imunitetui.
kavos guminukai, miego guminukai ir Gingerbiotic. Jie yra visi be cukraus, todėl jie yra naujiena. O čia yra visi aprašymai apie juos. Nu ir šitas drinkas mūsų, holistinis, puikus papildas, kuris pagerina ne tik jūsų išvaizdą, bet ir savijautą. Veganiškas, gerai tai įsisavina, kurso trukmė 6 savaitės, biologiškai aktyvūs augaliniai ekstraktai, turtinga sudėtis, jonizuotas vanduo, baltasis šilkmedis. Nu, žodžiu, pasiskaitysit, viskas yra parašyta apie jį, bet šiuo metu turbūt yra jisai išpirktas. Nu, tai gerai. Dabar mums reikia, kadangi trūksta iki 300 taškų, kiek čia rašo, reikia dar 36 taškų, tai vat guminukai turi 33 taškus. Tai vadaleiskim, įsidėkim dar geram miegui guminukus, va čia iškart padaugėjo taškų, ne, va 3 taškai trūksta, 3 taškų. Nu ir įsidėkim, pavyzdžiui, šitus espresso shot guminukus. Šitie guminukai espresso shot, tai jie yra labai faini tam, kad jie suteikia mums energijos ir jie yra skanus, jie yra sučiulpiami. Šitie guminukai ypatingai tiems žmonėms, kurie būna jaučia nuovargį jau nuo pietų ir vakare jau energijos neturi, tai tikrai padeda išlaikyti gerą koncentraciją, susikaupimą, energiją ir jie yra be cukraus. O ta mėlyna juosta reiškia, kad jie yra be cukraus. Nu tai ir įsidėkim tuos guminukus, kurie suteikia mums energijos. Na va, matot, čia jau yra 330 taškų ir einam tada į krepšelį, spaudžiam pereiti į pirkinių krepšelį. Ir dabar žiūrėkit, va, mes turime 3 daiktus ir mes norim suskaičiuoti savo tą nuolaidą. Ir dabar tiesiog gal parodysiu, kad jeigu spaudžiu užsisakyti, kad jau nemokamas atvežimas. Toliau. Va, matot, jau nemokamas atvežimas, jau 0 eurų. Va, nes tai jau yra 300 taškų. Bet mes norim dar nusiskaičiuoti pinigus, ne? Pereinam į pirkinių krepšelį ir pritaikyti nuolaidą. Paspaudžiu va čia. Pritaikyti nuolaidą ir spaudžiu va šitą sumą. Ir šitą sumą spaudžiu ir šitą sumą, visas 3 sumas. Nes va, čia iš kitų mėnesių dar likę po 1 centą. Spaudžiu įrašyti, žiūrėkit dabar čia kaip pasikeis kaina. Kai spaudžiu įrašyti, čia dabar žiūrėkit pasikeitė kaina iš karto, jau vietoje 80 liko 61, ne? Ir mes tada jau galim eiti daryti užsakymą. Spaudžiame užsisakyti, taip. Tada spaudžiam toliau, jeigu tinka adresas, jeigu netinka, keičiam adresą į kitą. Tada spaudžiam ant nuliukų, kur atvežtų į namus, o ne į paštomatą. Tada spaudžiam toliau. Tada Ukrainai praleidžiam, nes jau ten ir taip per daug visko priaukota. Ir čia sutinku. Ir spaudžiu užsisakyti ir pirkti. Ir čia suvedu savo kortelės numerį, iki kada kortelė galioja ir 3 skaičius, kurie yra ant kortelės kitos pusės ir spaudžiu šitą žodelį jūs. Ir tada jau atsiranda mūsų užsakymas ir mes galim pamatyti savo taškus. Dabar žiūrėkit, yra mūsų tinklapyje, čia vėl einu į tą mūsų tinklapį, labai parašyta daug informacijos apie skatinimo programas 2026 metais. Kodėl verta jas išsianalizuoti ir pradėti naudoti? Jų ir nėra daug, tai yra 3 programos: Sėkmingas startas, Welcome Home ir Enjoy and Drive. Reiškia, sėkmingas startas, tai ką jūs turit pašnekėti su savo naujais žmonėm. Jeigu žmogus susiregistravo
tai jam priklauso pirmą mėnesį, jeigu jis registravo sausio, kad ir paskutinę dieną, būtent sausio mėnesį, tai jeigu darys užsakymą už 30 eurų, jam priklausys dovanų 11 mėginukų, 10 iš Pure arba Pure Royal ir vienas iš jų tik. Tada jisai įgyja teisę kitą mėnesį daryti užsakymą už 50 eurų ir vieną kvepalų 50 ml buteliuką iš Pure gauti dovanų. Jeigu jis jau užsiregistravo sausio mėnesį, kad ir paskutinę sausio 31 dieną, ir jisai nepasidarė užsakymą už 30 eurų ir nepasiėmė dovanų 10 tų 11 testeriukų, jis neturi teisės kitą mėnesį gauti dovanų, nesvarbu, kad ir už 50 eurų padarys užsakymą, suprantat? Toliau, jeigu jis padarė pirmą mėnesį užsakymą už 30 eurų, pasiėmė testerius, antrą mėnesį pasidarė užsakymą už 50 eurų ir pasiėmė dovanų kvepalus, išsirinko, tada trečią mėnesį jam priklauso dar vieni Pure Royal kvepalai, kurie atsiras, jeigu jūs elektroninėje parduotuvėje įsidėsite produktų už 75 eurus. Tada atsiras užsakymo krepšelyje pasirinkti kvepalus iš Pure Royal. Tai va čia yra viskas smulkiai parašyta, galite pasiskaityti. Toliau, ką noriu akcentuoti apie programą Welcome Home. Čia taip pat yra sąlygos visos paspaudus, kad Welcome Home programa turi labai tokį įdomų reikalavimą. Tu turi asmeninių taškų surinkti mažiausiai 300. Tai jeigu darai per mėnesį savo vardu mažiausiai 300 taškų, tau priklausys šitą programą pasinaudoti. Pas mus turbūt žinot, pagal marketingo planą, jeigu tu darai asmeninių tik 50 taškų ir tavo komanda pasiekia 3%, 6%, 9%, tau priklauso komisiniai, tau priklauso atlygis, jeigu tu pasidarai bent asmeninių 50. O vat jeigu nori programą dalyvauti, turi 300 taškų daryti. Dabar žiūrėkit, kaip atrodo. Jeigu jūs norite gauti dvigubą atlyginimą, tai jūs turite išpildyti tokias sąlygas, kad jeigu jūsų yra pasiektas lygis 9%, tai jums reikia turėti 6 šakas, kur skirtingose šakose yra žmonės pasiekę po 300 taškų. Tai reiškia, viena šaka 300 taškų, antra šaka 300 taškų, trečia 300, ketvirta, penkta ir šešta. Ir jeigu tik 5 šakos pasiekė tą po 300 taškų, ar ne, o tu padarai 9%, tai tu gausi pusę papildomo atlygio. Jeigu visos 6 šakos padarė po 300 taškų, tu gausi 100% dvigubą atlyginimą už 9%. Labas Loreta, labas Joana, labas Kristina. Ar gavot granulės, Kristina, jau pasiėmėt? Viskas gerai? Parašykit. Tai va, čia žiūrėkit ir yra parašyta, jeigu tavo yra lygis 12, ane, ir tu surenki 7200 taškų bendrai su komanda, asmeniniai 300 tegul būna, o visa kita, tai labai svarbu, kad tos šakos būtų po 600 taškų. Tai reiškia, pirma linija, vienas žmogus pirmoji linijoje turi toj šakoj būti 600 taškų, kitas žmogus tavo pirmoji linijoje su visa komanda turi surinkti vėl 600 taškų, trečias žmogus tavo pirmoji linijoje su visa komanda turi surinkti 600 taškų, ketvirtas žmogus tavo pirmoji linijoje su visa komanda turi surinkti 600 taškų, penktas žmogus tavo pirmoji linijoje su visa komanda turi surinkti 600 taškų ir jeigu tik tai 5 tavo žmonės pirmoji linijoje surenka su komanda savo po 600 taškų, tu gauni tik pusę 12% atlygio, o jeigu sugebi 6 šakas užauginti iki 6
ta prasme, iki 600 taškų. Tada tu gauni pilną atlygį. O 15% tu turi padėti savo pirmos linijos žmogui su visa komanda pasiekti 1000 taškų, antram savo pirmos linijos žmogui su komanda pasiekti 1000 taškų, trečiam savo pirmos linijos žmogui su komanda. Nu, žodžiu, suprantat, ką noriu pasakyti. Taip, kad jeigu jūs turite tik vieną lyderį savo komandoje, kuris daro visus taškus ir visi taškai jum aišku eina į viršų, jūs nieko neuždirbsit. Jūs nuo to žmogaus gausite tik tai tą lygį, tą procentą, kurį tas žmogus pasiekė po jumis. Jeigu tas žmogus pasiekė 9% ir jūs daugiau be to žmogaus nieko neturit, jūs būsit lygiai tam pačiam 9%. Ir jeigu jūs norite uždirbti šitoje kompanijoje, jūs turite daryti plotį ir jūs turite auginti ne vieną lyderį, ne 2, ne 3, ne 4, o 5 arba 6. Ir visi tolygiai, kai darote užsakymus, tada žiūrėkite, kad viena šaka neviršytų 60% jūsų visos šakos užsakymų, visos komandos užsakymų, nes tada jums nepriklausys skatinimo programa Enjoy and Drive. Nu, apie tą programą pasiskaitysit patys. Dar ką norėjau pasakyti, kad šiti pinigai už pasiektą lygį 9% dvigubą atlygį mokami yra su mėnesio atidėjimu. Vadinasi, jeigu jūs pasiekėte 9% gruodžio mėnesį su dvigubu atlyginimu ir negalvokit, kad gausite pinigus jau šį mėnesį. Sausio mėnesį komisiniai elektroniniai parduotuviai pas jūs atsiras tik tai tie, kurie buvo už 9%. Dvigubas, ta prasme, lygiai toks pats atlygis bus vasario mėnesį. Kodėl? Todėl, kad kompanija apsidraudžia, nes būna daug visokių variantų. Būna taip, kad žmonės grąžina prekes, nes jiems kažkas netiko. Jiems kažkas tenais galbūt net nepasiėmė iš paštomato visą savaitę ir pragulėjo prekės paštomate ir žmogus susimokėjęs už tas prekes jų net nepasiėmė ir grįžta atgal prekės į sandėlį. FM kompanija perveda žmogui atgal pinigus, bet lygiai taip pat ir nuima taškus, nes tie taškai neįsiskaičiuoja į tą mėnesį. Ir jeigu jūsų 9% buvo padarytas taip, kaip jūs planavot, su tom 6 šakom, po tuos 300 taškų, bet būtent kažkokioj tai šakoj galbūt užsakymas grįžo ir ten jau neusiskaičiuoja, kad pas jūs gaunasi pagal tą motyvacinę programą premiją. Suprantat, ką noriu pasakyti? Žodžiu, jūs už tą savo dvigubą atlyginimą, tą antrą atlyginimą gausite ne iš karto kitą mėnesį, bet sekantį su 1 mėnesio atidėjimu, kad viskas būtų tvarkingai sužiūrėta, kad viskas suvaikščiotų ir logiška. Sumokėti žmogui galima greitai, o paskui kaip grįžta prekės ar ten kažkas tai netinko, tai jau paskui ką, prašysi, kad tą premiją atiduotų žmogus, nes neįvykdė sąlygų, ne? Kažkas tai nebuvo taip, kaip sutarta. Tai va. Tai apie šitą skatinimo programą norėjau pasakyti, kad tikrai verta ją daryti, augintis šakas tolygiai ir turėti fainą premiją. Ir dar labai noriu parodyti, kad pas mus yra toksai simuliatorius. Va čia yra simuliatorius, ne? Vat mūsų šitam FM World Baltic, ne? Ir tam simuliatoriui tu gali pasižaisti, kiek tu gali uždirbti. Va čia spaudžiame prisijungti. Tada paspaudžiam čia prisijungti. Na ir va čia paspaudžiam pereiti prie simuliatoriaus. Na ir čia vat matot, iš karto jau paruošta, kad 50 asmeninių taškų turi būti.
Na ir aš daleiskim turiu vieną žmogų savo komandoje, 2, 3, 4, 5 ir 6, ne? Čia yra mano pirmos linijos, taip? Ir vat čia va tas žmogus, ką pakviečia pas save, 1, 2, čia yra man jau 2 linija. O mano pareiga yra dirbti su savo pirma linija. Tai vadinasi, aš dirbu su tuo žmogum, kurį aš pakviečiau. Tas žmogus dirba su savo žmonėm, kuriais pakviečia. Aišku, jie visi yra mano komandoj, taip? Bet aš informaciją suteikiu ir mokinu savo žmogų tą, kuris yra mano pirmoji linijoje. O šitie žmonės vėl, jie pakviečia savo žmonės, jie augina savo komandą, taip? Ir jie turi savo, kaip pasakyti, vat čia yra mano pirma linija, ne? O čia yra šito žmogaus pirma linija, čia yra šitas žmogaus, vėl kitą žmogų pasikvietė ir va taip skaičiuojasi. Ir va čia yra parodyta, čia yra 3 linijos, ne? Va čia rodo, kad aš turiu 3 linijas, taip? Ir rodo, kad yra 6 šakos. 6 šakos, tai reiškia, kad mano pakviesti žmonės yra 6, o toliau į gylį jau jie auga, jau 3 yra gyliai. Čia yra mano pirma linija, 2 ir 3. Ir dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Jeigu šitas žmogus pakviestas, va, pasidaro užsakymą už, pavyzdžiui, 600 taškų. 600 taškų, ne? Taip. Įrašom. Žiūrėkit, tie 600 taškų pereina ir tam žmogui, ir tam žmogui. Ir lygiai taip pat pereina į viršų, 650. Bet žiūrėkit, pinigų tai čia nerasta. Pinigų nerasta, yra tik 36 centai. Matot? Jeigu jūs tikitės, kad tas žmogus, kuris atėjo pas šitą žmogų į gylį ir pasidarė 600 taškų ir gavo 600 taškų tas žmogus ir viršutinis žmogus, ir čia yra tik 36 eurai atlyginimas, jūs nieko neuždirbsit, jūs turite ieškoti toliau. Dabar pas šitą žmogų, ne, 3 atėjo žmogus, pas šitą vidurį, nuliukai, ne, kur yra. Ir šitas žmogus irgi pasidarė 600 taškų. Įrašom. Žiūrėkit, vėl tie 600 taškų perėjo ir tam viršui esančiam, ir tam viršui esančiam. Ir dabar jau čia yra 1200 taškų. Dabar jau kažkas tai truputėlį daugiau, nes jūs reiškia nesėdėt vietoj. Jūs ne tik su vienu žmogum dirbat, jūs jau stengiatės ir kitam žmogui padėti. Ne? Dabar žiūrėkit, kas gaunasi, kai va šitas žmogus padaro 600 taškų. Va. Jau gaunasi kažkas tai dar daugiau, bet neypatingai daug, ne? Todėl yra rekomenduojama dirbti su savo pirma linija. Va, pavyzdžiui, šitas tavo pirmoji linijoje esantis žmogus, tu jam skiri laiko, informuoji, mokini, darai zoomus, laivus, skambinėsi, padedi dirbti su jo žmonėm, ne? Ir tas žmogus pasidaro 600 taškų. Taip? Va, jau pas mus yra dar didesnis atlyginimas. Nu ir daleiskim, šitą komandą pasidaro, šitas žmogus tavo pirmoji linijoje pasidaro 600 taškų. Va. Ir žiūrėkit, gaunasi jau didesni pinigėliai, bet vis tiek mes nepasiekėm didesnio lygio dėl to, kad iš mano 6% atsijima šito žmogaus 3% ir nuo šitų 600 taškų man pasiskaičiuoja tik tai 3%. Dabar jeigu aš padedu dar vienam savo pirmoji linijoje pasiekti 3%, ar ne, su komanda, jau aš pasiekiu 9%, matot? Ir pas mane yra 3650, jau yra 52 eurai, jau visai kiti pinigai, ne, negu kad buvo prieš tai. Ir dabar kaip marketingo planas skaičiuojasi. Iš mano 9% atsijima mano pirmos linijos procentas ir reiškia iš 9 atimti 3 yra 6.
reiškia nuo šitos šakos man pasiskaičiuoja 6 procentais. Taip? Jeigu tie mano komandos nariai toliau yra, va šitas 3 procentai, šitas 3 procentai, šitas 3 procentai, šitas 3 procentai, šitas 3 procentai ir šitas. Bet jeigu va šitas žmogus pasiekė, daleiskim, didesnį procentą, jisai pavyzdžiui padarė 1200 taškų. Va, tai žiūrėkit, dabar čia buvo 52,50 €. Dabar šitas mano žmogeliukas pasiekė 6 procentą. Tai vadinasi, man iš jo komandos tada skaičiuojasi tik 3 procentai. Nes iš 9 procento atimti 6 procentus lieka 3 procentai. Nuo šitos šakos man skaičiuojasi 3 procentai. Ir dabar sekantis lygis yra 12 procentas 7200. Tai aš, pavyzdžiui, labai pati daug dirbu, ar ne? Aš pasidariau asmeninių taškų 2950, ne? Aš daug dirbau, daug pardavinėjau, daug turėjau apyvartos ir žiūrėkit, aš jau pasiekiau 3000, daleiskim, pasidariau taškų. Ir aš pasiekiau jau 12 procentą. Jau matot, 7200 yra 12 procentas. Jau atlyginimas yra visai kitas. Jau yra 167,14 €. Ir vat kaip skaičiuojasi. Reiškia, jeigu aš esu 12 procentą, tai nuo šitos pirmos linijos, kuri yra pasiekus 3 procentą, atimam iš 12 3 ir nuo šitos šakos man pasiskaičiuoja 9 procentais. Kadangi šitas žmogus mano komandoje pirmoje linijoje pasiekė 6 procentus, iš 12 procento atimu 6 procentus ir man lieka tik tai 6 procentai. Nuo šitos šakos aš gaunu tik 6 procentus. Tai vad, kuo didesnę, kuo platesnę jūs struktūrą pasistatysite, tuo didesnius pinigus jūs čia uždirbsite. Tai vat, toks tas mūsų yra marketingo planas, o jeigu tu išpildai sąlygą ir yra tavo 12 procentas su 6 šakom po 600 taškų, tai aišku, tu gausi dvigubą atlyginimą. Todėl labai verta auginti tolygiai 6 šakas ir padėti tiems 6 žmonėms savo pirmoj linijui. Tai vat už tai ir yra 6 darbo dienos, sekmadienis yra poilsis, ne, eiti į bažnyčią. Tai vat pirmadienį dirbu aš su savo pirma linija, antradienį dirbu su savo antra linija, trečiadienį dirbu su savo trečia linija, ketvirtadienį su ketvirta linija, penktadienį su penkta linija, o šeštadienį su šešta linija. Ir skirtingai, ta prasme, vienodai tolygiai skiriu savo laiką visiems savo komandos pirmoje linijoje esantiems žmonėms. Ir jeigu mano šitas žmogeliukas sako, Irmina, reikia, kad mano komandai padarytumėm pristatymą, važiuojam į Klaipėdą, kviečiam žmonės, duodam žmonėm pasibandyti, pasikvepinti, pasitepti, susitariam, žmogus viską kviečia, žmogus viską daro, organizuoja, o aš atvažiuoju tam, kad žmogui būtų stipriau, kad padėti bendrauti su jo žmonėm, kadangi pas mane patirtis yra 17 metų, pas Loretą yra patirtis 16 metų, mes atvažiuojam kaip pastiprinimas, mes padedam su jūsų žmonėm sukontaktuoti, padėti, paaiškinti, kad jums būtų smagiau, kad jums būtų stipriau. Ir va toks yra sponsoriaus darbas - padėti, pagelbėti, paaiškinti, parodyti. Ir aišku, jeigu mes norim paskatinti, tai išskiriam kažkokį prizą, dovanų, kad ir tavo žmonėm būtų smagiau. Ir va tokiu būdu mes darom bendrus zoomus, bendrus gyvus susitikimus. Ir nežinau, vasario 1 planavom daryti Birštone, bet nežinau, ar įvyks jisai, nes labai mažai žmonių yra, kurie pareiškė norą. Lygiai taip pat neaišku, ar įvyks iššūkis, nes 15 dienų iššūkis, kuris buvo lapkričio mėnesį, man jisai
finansiškai nuėjo į minusą, nes aš išskyriau prizą, žmonių buvo 10, kurie dalyvauja, buvo sąlyga, kad po 5 eurus, kas daro 300 taškų, jeigu nedarai 300 taškų, tai 10 eurų, tai buvo tik tai 10 žmonių, tai buvo tik tai 50 eurų, o dar ant prizo man reikėjo prisidėti pačiai iš savo kišenės, reikėjo daug ataskaitų vesti, iki 10 laukiam, kol visi padarys užduotis, iki 10:30 būdavo suvedu, tai va 15 dienų aš taip gyvenau, vedžiau 3 zoomus, dar ir sertifikatus su Sigita darėm, žodžiu, pilna darbo, bet ne visiems reikia to. Tai jeigu šitam iššūkiu žmonių nesusirinks, tai mes jo ir nedarysim, nes koks čia iššūkis, jeigu dalyvauja tik tai 3 žmonės, tai ką ten prikomentuosi kitiems ant postų, ką ten pakelsi tos postus, jeigu tik tiek žmonių. Nu, žodžiu, situaciją visą laiką galima koreguoti, skatinimo programas visą laiką galima pasiskaityti ir pasižiūrėti, viskas yra smulkiai parašyta, kas apsimoka, kaip reikia daryti, kokie yra pliusai, kokios yra sąlygos ir visada galite kreiptis į mūsų Loretą, mes esam jūsų paslaugoms, jeigu reikia pagalbos, tai tikrai drąsiai visada galite pasiskambinti ir pasirašyti. Tai vat, jeigu buvo naudinga, dėkite laikų širdeles, jeigu matote įrašą, dėkite grotažymę, rašykite įrašas ir šios dienos užduotis yra pasidaryti užsakymą, kaip mokinau nuo pradžių per elektroninę parduotuvę ir nusiskaičiuoti savo uždirbtus pinigus už praeitą mėnesį, kad nepalikti paskutiniai sausio mėnesio dienai, nes dabar kol kas, jeigu prekių visko yra, tai galima ir pasinaudoti, įsigyti produktus, kurių tau reikia. Tai vat tiek šiandieną ir susimatysime rytoj. Gražaus darbingo ketvirtadienio. Sėkmės visiems, iki.